Sport lažybos. m.topsport.lt. Antrą sezoną Prienų komandoje žybantis Artūras Valeika su komandos draugais pradėjo po šventinį treniruočių procesą. Pagrindinis Tonybet komandos vidurio puolėjas teigia, kad per kalėdas pernelyg neprisivalgė, o daugiausiai laiko praleido su namiškiais. Kalėdas buvom biškiai išvažiavę, pas šeimą, su savo šeima, vaikai tikrai geras kalėdas atiturėjo, biškiai pailsėjom, užsikrovėm emociškai. Tas kalėdos tokios, kaip sakoma, prisivalgymo metas, ar ne? Pirma diena, antra diena, dar prieš tai kūčios. Tai kurią dieną, pirmą ar antrą daugiau privalgiai? Žinok, aš taip, nėra taip, kad privalgiai, aš visada taip tvarkingai. Pirmą dieną pavalgiai, antrą pavalgiai, nebuvo tokio, kad persivalgymas. Nes vis tiek turi prisižiūrėti, sportuoti, žinai, tai negali kažkaip tai tiesiog paimti ir viską ištaškyti. O nauji metai visi perka fejerverkus, bet kiti sako, vat eina litai į orą. Pats perki tokių dalykų, pirotechnikos? Dar kol kas nepirkau, nes gal vaikai maži tai neini, o iš tikrųjų gal po to ir teks kažką nusipirkti, vaikams vis tiek įdomu, turi kažkaip tai jiems nuotaiką pakelti, pamatyti ją. O kuriam čia mieste naujus metus sutikai? Aš čia buvau, likau su šeima, prie tiesiog Birštone mes buvom visi kartu ir tiesiog smagiai pasidėjom ir tiek. Tai kokios kalėdinės dovanos pačiam teko, kas ką padovanojo gero? Ką kalėdų senis atnešė? Man tai geriausia dovana iš tikrųjų buvo, kad mano šeima buvo laiminga. Ir mano vaikai abudu tikrai daug ir tiesiog jų džiaugsmas, tas buvo, ta pati ir buvo geriausia dovana. O vaikai dar tiki kalėdų senelių? Žinoma, dar maži vaikai, tai jie dar tiki kalėdų senelių. Tai kaip ten sužinai, kokias dovanas dovanot? Prašai, kad laiškus rašytų kalėdų seniui? Dar ne, dar tiesiog pats savo nuožiūrą su žmona pasitarėm, pasižiūrim, ko gal norėtų kažko ir tiesiog nuperkam. Daug žmonių savo naujais metais žada, kad padarys vieną ar kitą, kad priaugs svorio arba numes svorio, kad susiras naują darbą arba naują žmoną, na viską kaip ir turi. Ar savo kažką pažadėjai 2014 metais? Iš tikrųjų gal, nežinau. Tokio, ką pažado, tai tikrai neturėjau. Gal tiesiog būti dar geresnių tėčių, gal geresnių žmonai, nežinau. Ir tiesiog tobulėti krepšinėje. Man būtų tokie svarbesni dalykai. Mažai kas tikėjosi, kad po puikaus praėjusio sezono Prienų klubo vadovams pavyks sudėtyje išlaikyti Artūrą Valeiką. Vasarą spaudoje pasirodė ne vienas pranešimas, neva krepšininkas paliks Lietuvą ir garantuotai išvyks rungtyniauti į užsienį. Vis dėlto Valeika nutarė likti tame pačiame mažame miestelyje, kuris krepšinio žemėlapyje jau spėjo virsti tikrų grandų. Prienuose vis tiek yra gera atmosfera, geri rezultatai, tai visada tas susideda, aišku, būna kažkur į užsienį gali išvažiuoti, bet jeigu tenais kažkokio labai didelio skirtumo nėra, tai geriau likti namie su šeima ir tau čionais. Tu žinai, kur tu lieki, nes jau, kaip ir sakai, antras sezonas ir tu žinai, kad čionais ir žaisi, ir kaip žaisi, ir sistema visa, ir treneris tikrai puikiai supranta, kaip aš galiu žaisti ir ko jisai iš manęs nori. Manau, kad čia yra tikrai gera vieta. Pats minėjai gerą atmosferą. Prienai Lietuvos krepšinio lygoje žaidžia 5. sezoną ir 4. iš eilės rezultatai yra puikūs. Nors keičiasi krepšininkai ir ne, keičiasi žaidėjai, bet rezultatai nesikeičia. Kaip tai paaiškinti? Iš esmės tai treneris labai daug dėmesio skiria tiesiog charakteriam. Jis surenka tinkamus, aš manau, charakterius ir tam kažkuriam tikslui įvykdyti. Dėl to visą laiką tie rezultatai išlieka geri. Mes nebūna kažkokių pykčių, tenais rūbiniai, gali kažką pasipykti, bet viskas greitai išgaruoja. Tai ir manau, treneris toks karštas, jisai rėkia, mūsų ten keikia, bet iš esmės baigėsi varžybos ar kažkas ir iškart vėl tavo draugas. Turbūt jau ne vienas pastebėjo, kad šį sezoną lyginant su praėjusiu, Artūras Valeika kur kas rečiau atakuoja iš 3 taškų zonos. 2,6 m ūgio vidurio puolėjas pastaruoju metu kur kas dažniau stumdosi baudos aikštelėje, kur ir toliau išlieka didžiąja komandos jėga. Kalbant apie tritaškius, praėjusiais metais pats jų metei nemažai, šiemet kažkaip tai daug rečiau. Kodėl? Kas atsitiko? Nebepasitikė savim? Ne tai, kad nepasitikiu. Nėra iš tikrųjų taip dar iš karto kada mesti, tiesiog yra žmonių, kurie dabar meta, kurie gerai pataiko ir tiesiog atrandi savo kažkada tiesiog vietą, kur tu turi mesti ir tu tada meti. Nėra taip, kad tu tiesiog turi dabar mesiu. Iš tikrųjų nežinai kada, reikia metėjai. Kaip ir prieš kokį Žalgirį žaidėją, atrodo atsitraukia, turi mesti, kitaip viskas bus uždaryta viduje, pataikai. Jeigu Robertas Jevtokas būtų įmetęs tritaškį Prienuose, turbūt irgi būtum švystelėjęs, ar ne? Žinoma. Daug tenka žaisti vidurio puolėjo pozicijoje. To priimtina šitą poziciją? Iš tikrųjų, aš niekada nežaidęs vidurio puolėjo, bet atėjęs į Prienus, aš joje iš tiesų tik ir žaidęs, tik vidurio puolėjo. Bet vėlgi,
Prienuose tie vidurio puolėjai yra visai kitokie. Mobilus, turi greitai bėgti, tiesiog užtvaras greit leistis. Tai aš manau, dėl to daug problemų nesusidaro. Tiesiog kartais, aišku, būna gal gynybai prieš tos tikrosius centrus sunkiau žaisti, bet vėlgi mes savo vėl sistemą prieš tokius žaidėjus turim ir žaidžiam su ją ir manau viskas tvarkoja. Gal šitai komandai netgi netiktų toks didžiulis medis, kokį 2,20 ar ne? Tai va šitai ir netiktų, nes kaip matote, Prienuose kiek buvo didelių tokių gal žmonių, lėtesnių, aš nežinau, tai ir sunkiai pritapdavo, nes vis tiek turi bėgti čia, turi daug leistis, turi daug išbėginėti, daug pick and roll. Jeigu tu turi vieną didelį, kuris tik stovės, tai manau daug sunkiau yra. Prienai bene mažiausias miestas, kuriame per karjerą yra tekę rungtyniauti Valeikai. Tiesa, pats krepšininkas dėl to nesiskundžia ir akivaizdu veiklos suranda. Prienuose kaip ir nelabai iš tikrųjų yra ką veikti. Jeigu taip įvažiuoji į miestą, pasižiūri, kas Maxima stovi, degalinė graži stovi, vienas kitas kolūkietis kažkur tai praeina, surandi čia veiklos? Iš tikrųjų, tai čianais mes pačiuose Prienuose, kadangi negyvename, mes gyvenam karališkų rezidencijoje, tai tą patį Birštoną nuvažiuoti, ar ten po karališkoj miškelis yra, visada gali kažkur nueiti, su šeima pabūti ir tiesiog gerai praleisti laiką. Tikrai yra ką veikti. Nėra taip, kad čianais užmirštas Dievo kampelis. Janavičius pastoviai žaidžia visokius kompiuterinius žaidimus, prisijungi pats? Karts nuo karto futboliuko tikrai turnyriukų kartais padaro, tai kartais prisijungiam. Tai kokias komandas pasiskirstot? Janavičius palauk, Realas, ne? Nu, Janavičius iš tikrųjų, man dažniausiai tenka su Janavičium žaisti, nes vis tiek, kad apylygės būtų, kad nebūtų du labai geri ir du, kurie iš vis nemoka. Tai su Janavičium. O Janavičius iš tikrųjų renkasi, nesvarbu jam komandą, svarbu gerai praleisti laiką ir futboliuką pažaisti. O pats? Kokia komanda? Man irgi iš tikrųjų nėra taip, žinai, labai stiprų. Realas man patinka iš tikrųjų irgi, bet taip nėra, kad vieną komandą užsiciklinam, žaidžiam su visokiam. Tai aš pats dabar galvoju įsigyti PlayStationą, tai galėsim pažaisti paskui live. Drąsiai. Kaip jau turi stažą didelį tenai? Ne, aš neturiu, nepalyginsi su Janavičiaus stažu ar tenais kitų, bet kažkiek tik pažaidžiam, bet sakau, svarbiausia čionais Prienuose mums yra praleisti gerai laiką ir pabūti kartu. Kiekvienas šalies krepšinio gerbėjas gerai žino, kad Prienuose nei vienai komandai niekada nebūna lengva. Šį sezoną savo aikštelėje TonyBet krepšininkai dar niekam nepralaimėjo. 2000 žmonių talpinančioje arenoje praėjusiais metais krito net ir pats Kauno Žalgiris. Grįžtant prie šio sezono netikėtumų, ko gero nebuvo milžiniška staigmena tai, kad Prienai nugalėjo Žalgirį. Ko gero kiekvienas krepšinį suprantantis suvokė, kad gali tai būti, kad Žalgiris čia pralaimės. Tačiau tai, kad Prienai čia Žalgirį sutriuškino, tai jau buvo staigmena. Jūs patys tikėjote tuo, kad taip gali viskas pasisukti, nes, pavyzdžiui, Virginijus Šeškus po rungtynių sakė, kad šito net ir aš pats nesitikėjau. Nu taip, iš tikrųjų ateini žaisti ir visada su dviguba energija Žalgiris, Lietuvos Rytas mes ateinam su dviguba energija, nes čia vis tiek principinė kova, atvažiuoja į Prienus ir mes tikrai norime čia nugalėti. Ir tiesiog mums pakrito, jie gal kai kuriais momentais nuleido biškį rankas, mes užtaikėm ir toks gavosi rezultatas. Iš tikrųjų kovos neatspindi tas rezultatas, iš tikrųjų buvo sunkios varžybos, bet kaip gavosi, taip gavosi. Nu, Rūbiniai, pavyzdžiui, ką kalbat po tokių rungtynių? Šokinėjat, klikėt, ar tiesiog jau priprantat? Tai nėra ten, kad ten šokinėja, aišku, geros tos emocijos visada išlieka, bet nėra, kad mes ten šokinėjam, klykiam, mes visada ateinam, tikimės nugalėti. Nėra taip, kad mes ateitume ir galvotume, kad mes galim čia pralaimėti, nes vis tiek, kaip ir patys žinot, Prienuose nėra lengva laimėti. Šio pokalbio metu jau spėjote įsitikinti, kiek daug vietos Artūro Valeikos gyvenime užima šeima. Nenuostabu, kad ir interviu pabaigoje paprašytas nusiųsti linkėjimų ypatingiems žmonėms, krepšininkas kreipėsi būtent į savo šeimą. Tai aš norėčiau tiesiog savo šeimai perduoti linkėjimus, kad jie būtų toliau tokie nerealūs ir tiesiog palaikytų mane ir tiek. Karolis Tiškevičius, Sporto TV.